Слышь, слышь, я тебя убью. Малыш, слышь, я тебя люблю. Малыш, слышь, я тебя убью. Малыш, слышь, я тебя люблю. Малыш, слышь, я тебя убью. Kaip jau sakiau, mūsų radio stotis yra populiariausia šalyje, mūsų klauso milijonai. Štai pažvelkite. Neblogas projektas, jeigu investuosite dabar, tai po 2 mėnesių gausite jūsų tarakonas. Mano. Kasgi tave taip išpuošė? Klausykit, ten kas nors su šlepetės kostiumu nepraėjo, kad galėtumėt... Ką? Palikit, sakau. Pasirenkite atlikti gimnastikos pratimus. Išsitieskite. Galvą aukščiau, pečius atgal. Ir žengti marš. Dvigubas siurprizas. Priešais jūs jaunas sveikas vyras. Aš ne klerkas, netolimųjų reisų vairuotojas, ne prekybininkas, ne masažistas. Nedirbu okeanariume ir netgi šuns nevedžioju. Visą tai praeityje. Man 35. Šiuo metu esu vakarėlių liūtas. Kandaus žodžio meistras. Daugybės moterų svajonė. Medus ausėms. Balso pitonas. Radio laidų vedėjas. Romanas Sakalovas. Trys, 2, 1. Pradedam. Laida Laisvos ausys. O aš primenu, kad šiandien mes padedame jums priimti teisingą sprendimą. Aš Romanas Sakalovas ir eteryje laida Laisvos ausys. Turime skambutį. Sveiki, jūs eteryje. Prašau prisistatyti. Romas, sveiki, aš Venera. Venera. Jums davė planetos vardą. Jūsų tėvas astronomas, dailininkas, o gal venerologas? Ne, jis sunkvežimį vairuoja. Vadinasi, jis profesionalus vairuotojas. Tai kokia jūsų bėda, Venera? Ką jums reikia pasirinkti? Aš noriu pasidaryti plastinę operaciją. Venera. Plastinė chirurgija negali pakeisti žmogaus, nes visų svarbiausia jo vidinio pasaulio turtai. O aš noriu į snumę jogą. Kur? Į svorio numetimo jogą. Čia tokia nauja gimnastika. Venera, tavo laimė ne už kalnų. Tavo antra pusė kažkur netoli, kaip sakoma, kiekvienas sutverimas. Ei, pastų sutverimas. Gal visai išprotėjai? Idiotas. Skambutis. Taigi, mes turime dar vieną skambutį. Alio, labas, kuo tu vardu? Aliona. Aliona, iš kur tu mums skambini? Iš Krasnodaro. Puikusis Krasnodaro miestas. Pasako, kokia tavo problema. Suradau savo tėvą, kurio niekada nesumačiusi. Ir nesuprantu, važiuoti man pas jį ar ne. Koks dar klausimas, Aliona? Juk tai būtų didžiausia laimė jūsų tėčiui. Tikrai? Taip, tikrai. Kodėl jūs abejojate? Matot, jis yra žinomas. Ir mano atsiradimas galėtų sukelti nereikalingą triukšmą, suprantat? Nesuprantu tavęs. Čia gali būti įdomu. Jis neva žvaigždė ar kažką. Žvaigždė. O gal tu mūsų radio eteryje pasakytum jo vardą? Na, jis. 10 prie 10. Kad tai Kabzonas. O gal Petrosenas? Mikas Džekeris. Garantuotai Bilanas. Galkinas. Arba Putinas.
Aš dar nepasiruošusi pasakyti jo vardo. Liaukis, Aliona. Pažįstu daugybę žvaigždžių, kurios apsidžiaugtų sužinojusios, kad turi nesantuokinį vaiką. Paklausyk Romano Sokolovo patarimą. Atvažiuok į Maskvą, surask savo tėtį, ateik į mūsų radijo stotį ir visiems papasakok savo laimingąją istoriją. Su jumis buvo Romanas Sokolovas ir laida Laisvos ausys. Laisvos ausys. Opa. Roma. Pasakok, kaip taip išėjo? Ką ten leptelėjai apie sutvėrimą? Būčiau žinojęs, būčiau uždengęs šaukinį. O man buvo juokinga. Romano Sokolovo šaukinių neuždengsi. Atsargiai skandalas. Ir nepasakė žodžio atsargiai. Sokolovai, po 5 minučių laukiu savo kabinete, likusieji išsiskirstote į darbo vietas. O aš? Per šakas. Aleksandra Rustamovna, jūsų vakarykštė apranga iki šiol stovi man prieš akis. Tu nebemoki išlaikyti klausytojo. Sugalvojau pasivadinti naujų pseudonimų. Romanas. Geležiniai gniaužtai. Štai, pavartyk. Prisišokinėjai briedė. Ko į klombą prišlapinai? Gal tu žmogus katė? Čia photoshopas. Internete įdėta. Tu mane vakar parvežei namo. Ne. Undinė. Tai štai kodėl man burnoj buvo dumblių. Aš dar ačiū pasakyk. Pasakyk, nejaugi tu išties norėtum, kad tavo vietoje sėdėtų naujas jaunas radio laidų vedėjas? Geriau pagalvojus, aišku, kad ne. Tai atsakyk į dar vieną klausimą. Kodėl tu visada viską paverti cirku? Aš buvau išmuštas. Viską prezentacija mane šiek tiek išmušė iš vėžių. O kas yra? Aš apsirengęs vintažinio aksominiu švarku tamsiai smaragdinės spalvos. Tavo paakiai tamsiai smaragdinės spalvos. Tai dėl kepenų. Į tave gaila žiūrėtų. Nueitum į sporto klubą, į masažo saloną. Atsisakyk mėsos, kaip visi. Tugi viešas žmogus, Roma. Sutinku. Aš tikrai kiek išsiderinau. Smegenys tavo išsiderino. Kodėl tu niekada apie mane negalvoji? Visą laiką apie tave galvoju. Dieną naktį apie tave galvoju. Siūlau šį vakar surengti susitaikymo vakarėlį. Pagaminsiu kokį nors savo firminį patiekalą. Užsidėsiu kostiumą, kurį norėsiu nuo manęs nuplėšti. Pažaisime striptizą. Žinai, Roma, kol tu vakar galvą akmenį skaldėjai, aš paleidau kelis perspektyvius projektus. Aš irgi paleidau. Kai man vaikinai iš apsaugos parodė tualetą, aš prie pisuarų su investuotojais susipažinau. Duok. Antoška? Taip. Kas čia dabar? Manau, kažkokia statybų kompanija. Antoška, tu truputį galvą galvok. Ar šipsausi? Tu super didvyris. Sutinku. Tu skleidi gėrį. Čia tuščia. Nešk žinią. Normaliai? Normaliai. Baigiam. Labas, mamulė. Jums šokoladas ant nosies. Tai kad aš visas šokolade. Klausau. Aliona iš Krasnodaro. Puiku. Romanas iš Maskvos. Aliona iš Krasnodaro. Jūs man patarėt važiuoti pas tėvą. Tai jūs skambinot. Labai gerai, kad atvažiavote. Palikite man savo telefono numerį. Aš jums paskambinsiu ir mes sutarsime dėl susitikimo. O kas tėvas?
Tu. O čia tavo anūkas Dmitrijus. Supratau. Norėjote apgauti? Viso geriausio. Na ne, pasikalbėkim. Aliona iš Krasnodaro, jūs ką sau leidžiate? Pasiimk savo ūsuotai ir neždinkitės iš mano buto. Vasara, jūra, Gelenžikas prieš 20 metų. Tu mamai medūzą iš jūros ištraukė, o jai paskui nuodegimai. Iš vis nesuprantu, apie ką tu kalbė. Jos vardas buvo Marina, o tu ją Masenę vadinai. Aš tu policiją iškviesiu. Aš ir pats iš policijos. Stop, kur tu eini? Nieko čia nelies. Apsinuodėjai midijomis. Ir paskui tave labai ilgai gydė. Pasimkite ir neždinkitės. Lauk iš mano namų. Ne. Žinoma, viskas įsprendžiama. Taip. Taip, jūs viską siūskite paštu ir aš būtinai pasižiūrėsiu. Dėl eterio nesijaudinkit, mesgi galim sutarti. Žinoma. Geriau aš pati jums paskambinsiu. Man dabar nelabai patogu kalbėti. Ačiū. Striptizas. Aš ruošiausi savo karalienės atvykimui. Karalienė taip pat ruošiasi. Šios dienos pyrago receptas. 2 kiaušiniai, stiklinė miltų ir viską į orkaitę. Reikia patikrinti. Gali pasirodyti, jog tai paprasti šokoladiniai chinkaliai. Bet tai suflė. Kažkas teka. Teka. Kas teka? Ruošiu vonę. Tu papuš grietinėlės, o aš įmesiu levandos į vonę. Ką jūs čia veikite? Pasakiau sėdėti spintoje ir nekrepždėt. Vaikas norėjo į tualetą. Sėdėkit čia ir kad negarso, aišku? Saša. Ką? Atleis man. Aš turbūt šiandien negalėsiu. Kodėl? Man greičiausiai žarnyno gripas. Iš kur ištraukė? Nuėjau į vonę ir man taip akis aptemo. Aš net sekundė praradau orientaciją. Burnoje sausa, tarsi plasmasę būčiau valgęs. Spaudimas šokinėjo, širdis ir raumenys skauda. Rimtai atleis. Viskas aišku. Ir prieš tave bijau apsijuokti, nes toks vakaras sugadintas dėl... Pasim piragėlių įsinešimui. Nepyk. Piragėlių pasim, aš tau suvyniosiu. Klausyk, susikiš to savo piragėlių, žinai kur. Gal jums dar ir šampano atidaryti? Jūs bent jau suprantat, ką valgote. Vaikinė, staigiai padėdi. Štai. Dabar paskambinsiu pažįstamam policininkui. Ir ką jam pasakysi? Kad čia mano dukra ir anūkas nori išmesti juos į gatvę? Tai neįrodyta. Kobzonui buvo panaši situacija. Ir dėja net parodė, kad tu pats sakė važiuoti pas tėtį. Aš radio laidų vedėjas. Visą tai šou dalis. Už savo žodžius reikia sumokėti. Už vedėjo žodžius atsako redaktorius. O aš nueisiu į redakciją ir pasakysiu, kas toks yra mano tėvas ir kad jis dar turi ir anūką. Ir kad pirmą pažinties dieną jis išmetė mus į gatvę šaltį ir dar naktį. Tai kur mes miegosim?
Прости, конечно, но это гардероб. Atleisk, bet čia spinta. Labos nakties. Спокойно. Labos nakties. Viešpatie, išgelbėk mane nuo siaubo sapne ateinančio. Labas rytas. Kaip miegojot? Normaliai. Štai, vaza sudužo. Gerai, to išvalysiu. Dimka, pusryčiai. Kiekviena skeveldra brangesnė už visą tavo gyvenimą. Supratau, tai labai rimta. Paliksim kaip yra. Tu supranti, kad tai skrudintuvas, o ne oro drėkintuvas. O kaip tai vadinasi? Valgyk. Ačiū. Atvažiavote manęs nužudyti? Ko jums iš manęs reikia? Aš tavo dukra. Čia tavo anūkas. Mes atvažiavom pas tave į svečius. Taip. Bet juk supranti, kad mudu net nepanašus. Panašus. Aš tau sakau nepanašus. Panašus, nepanašus. Taip, ne. Taip, ne. Nepanašus, panašus. Aš tau sakau. Apsirenk. Važiuojam. Jaunuolė, senolė, čia eilė. Mes susirašę. Kogi jūs šunelį šeriat? Jūs iš vis galvot, ką kalbat? Senolė, senolė. Vaikai, juk liepiau nebėgioti. Atleiskite. Sveta išėjus spa. Negalėjau neleisti, bet aš ir nieko prieš. Jo labiau, kad vaikai taip laimė. Beje, aš geras tėvas. Man reikia tyrimus atlikti. Vieną sekundėlę. Taip. Alio? Taip, klinika.
25? Tai pateikit. Pas mus akcija. Antras kastravimas nemokamai. Paklausyk, man reikia DNR tyrimo. Supras, kad jau inkognito. Supratau, tuoj viską padarysim. Tu mano gražuolė, tu mes padarysim DNR testą, eikš pas mane. Kodėl tu taip darai? Gražu, kodėl šuniui? Imk, pažaisk. Su kuo aš dabar kalbu? Kam tu įdūrė šuniui? Ko tu iš manęs nori? Ar aš tavęs prašiau svetimam šuniui tarhūno suleisti? Tai ko tu atėjai, nesuprantu. Mes su tavim kalbėjom apie DNR testą. Po mėnesio praeis. Po mėnesio praeis. Čia jūs? Taip, juokinga, ar ne? Juokinga. Čia mes atvykome Maskvos užkariauti. Tai jūs iš vieno miesto? Taip, mes žemiečiai. Pameni, kai važiavom su tavimi Krasnodarą ilsėtis. Tai štai mergaitė, greičiausiai. O čia mano anūkas, supranti? Viską supratau. Prispausk liežuvį prie komurio. Žinai, kur liežuvis? Į galvo šoną baksnok. Pasakyk, kas čia darosi? Atidaryk burną. Kas čia vyksta? Kas čia dabar? Kas jam gumą prilipdė? Tau negėda? O ko iš šuns ėdalų mėtosi? Ko iš šuns ėdalų mėtosi? Štai ką girdžiu. Eik spinų lyginti. Paklausyk manęs. Liova? Kas tai padarė, ką? Tu? Paklausyk. Kaip jautiesi, sūnau? Gerai. Tikrai? Neskauda? Aš nesijaudinu, mane skauda. Žinoma, juk čia tokie vaistai. Liova, ar dažnai aš tavęs ko nors prašau? Liova, ašgi nedažnai. Palauk, aš auklėjau vaikus. O draugui skirti minutėlės negali. Sūnau, ar gali neišdykaut? Gerai, tu neišdykausi, o aš padarysiu, ko prašai. Suleisiu tau hormonų, kad užaugtų tokie patūsai kaip tėčio. Argi dažnai aš tavęs prašau? Kaip tu mano sibodai įsižiok. Laikyk tamponą, dieve mano. Iltiniai dantis kaip pažiūrkėna. Štai ir viskas. Ką sunku buvo? Sunku buvo paimti tamponą, įdėti man į burną, ištraukti seilių. O ką tu man čia išdarinėjai? Kada bus tyrimų rezultatai? Gal po dienos ar dviejų. Liova, o tiksliau. Po savaitės. Po kokios savaitės? Po vienos savaitės. Po savaitės. Mėly kubaniški, paklausykite gyvenimo mano namuose taisyklių. Iki testo rezultatų. Niekam durų neatidaryti, iš namų neišeiti. Atsargiai elgtis mano indais. Ir neliesti buitinės technikos. Nereikia manęs maitinti pagamintų maistu. Nereikia. Negalima gerti mano vandens. Negalima vaikščioti naktimis. Nieko negalima. Negalima kvėpuoti. Sukertam rankomis, kojomis. Mama, aš to vemsiu. Ką? Ką? Jis vemia? Berniukas vemia mano mašinoje. Tu ką, valgiai šunų maistą? Reikėjo jį užmigdyti. O dabar dar ir azartiniai žaidimai mano namuose. Su juo reikia žaisti, jis gi vaikas. O kas ten dega? Kągi vaikė? Aš kaip suprantu, tu dalykiškas žmogus. Susitarkim. Jeigu laimėsiu aš, tu pasakysi savo mamai, kad gyventi pas senelę tau labai sunku. Ir jūs išvažiuosite. O jeigu laimėsiu aš, mes čia liksime visam laikui. Sutarta. Raktus. Kaip pasakysit? Pokeris, preferansas. O gal norėtumėte 21?
Septynakė. Dirbam. Pažinotum Tūzą, gyventum Sočyje. O mes Tūzo. Dar septynakė. Ir dar Tūzas. Puiku. Rankas. Štai tau 3 karaliai. Ir baletas. Mes liekame. Įtariu, kad tavo sūnelis sukčius. Jis visada žaidžia sąžiningai. Taip. Mes irgi žaidžiam sąžiningai. Kažkas suteikia? Taip. Aišku. Mano namuose daugiau jokių azartinių žaidimų. Sukčius. Vandenį reikia nuleisti. Alio? Palauk truputėlį. Saša. Pasakok, kaip tavo pilvas neskauda? Jau geriau. Apsirenk. Aš jau važiuoju pas tave. Pas mane? Pas mane nereikia. Geriau aš pats atvažiuosiu. Tu man adresą žinutę atsiųsk ir aš atvažiuosiu. Gerai, atvažiuok pats. Tik prašau, apsirenk padariau. Ten bus svarbu žmonės. Gerai. Saša, o kur mes? Čia restorano atidarimas. Labai gerų mano pažįstamų. Jie sėdi man už nugaros, todėl šypsokis. Sveiki. Žiūrėk, auksinė rozetė. Nes čia labai prašmatnus restoranas, nieko negalima liesti. Ką tu darai? Tai kad ant plaukų laikėsi, aš vos prisiliečiau. Labas vakaras, gerbiamos ponios ir ponai. Sveikiname jūs klube restorane Imperinis instinktas. Šis restoranas neįprastas. Kodėl? Apie tai sužinosite kiek vėliau. O dabar leiskite pakviesti į šią improvizuotą sceną nuostabiąją Sašą Iljasovą. Jūsų audringi aplodismentai. Prašau čia. Labas vakaras, gerieji mano draugai. Noriu jums pranešti, kad šį vakarą valgysime dėl gero labo. Reikalas tas, visos gautos lėšos bus skirtos šunų veislynui. Gero apetito. Ačiū. Bravo! Bravo. Bravo! Bravo. Bravo! O dabar sutikite neprilygstamąją Josefiną. Kągi, mėlėjai, gero apetito. Tyliau tu. Valgyti tamsoje dabar madinga. Tau patiko vedėjas. Noriu pakviesti jį į vestuves. Į kokias vestuves? Į mūsų, Elniuk. Kieno? Į mūsų vestuves. Puikiai žinia. Siūlau už tai išgerti.
Nesusidaužkime. Kas yra? Apsiliejau. O mano kelnės vintažinės. Tavo smegenės vintažinės. Pasitrauk nuo rozetės. Atleiskite, kažkas ne taip? Šiaip viskas ne taip. Ilgus metus turiu tam tikrą režimą. Prieš naktį išgeriu kefyro, rytais atsikeliu ir iškart puolau kurti dienos planų. O su savo aerobika jūs man suardote bioritmus. Čia low body. Low body – tai funkcionali jėgos treniruotė aukšto ir vidutinio intensyvumo su papildoma įranga. Jeigu bent kartą 8 ryto išgirsiu fitnesą, aerobiką, pilatesą, kad ir snu jogą, jūs miegosite balkone. Tu neturi balkono. Klausyk tu, žiūrkiuk. Jie toliau taip elgsis. Aš duris naktį atidarysiu. Ir tu štai taip iki pat savo Krasnodaro nueisi. Supratau. Labai baisu. Так, ну что, давайте четко... Kągi trumpai ir aiškiai, kas vyksta pas mus radijoje. Прошу. Prašau. Syktyvkare, Chanty-Mansijske, Dürtuli, kuris Baškirijoje, Permėje, Joškar Oloje, Iriupinske, Konstantinovske, net Golodranėco kaime. Tūkstančiai, milijonai klausytojų nori sužinoti, kasgi tas įžymusis Alionos iš Krasnodaro tėvas. Supraskite, juk tai galima brangiai parduoti. Gerai, labai gerai. Kapstykite. Kas nors dar? Visiems ačiū, grįžkit prie darbo. Roma. Tu kur? Kur? Namo. Mano vonia užsikimšo. Turbūt nuo levandos. Santechnikai jau atvažiavo, man reikėjo juos sutikti. Būsiu dėkingas ir pasitengsiu sugrįžti, kai tik galėsiu, gerai? O kaip jūs galvojate, visa ta istorija su įžymiu tėvu, tiesa ar eilinė apgaulė? Aš įsitikinęs, jog tai afera. Toks pat atvejis buvo mūsų mieste. Viskas tas pats. Atseit dukra surado tėvą. Gavosi taip, kad jo palaikus surado upėje. O toji aferistė jau buvo pardavusi butą ir dingusi. Nedrįsk.
Liaukis. Labas, senelė. Nedrįsk manęs taip vadinti. Aš jums ne senelis. Ne senelis. Fu, sėdėt. Lengvo garo. Liova. Skambinu dėl testo rezultatų. Koks dar dilbis? Čia Roma. Liova. Daugiau aš taip negaliu. Arba jie, arba... Tu girdi, ką tau sakau? Aš pasirengęs sumokėti už skubumą. Prašau. Man atrodo, jie nori mane nužudyti. Ar girdi? Alio? Šventoji Ana kankinė. Viskas. Viskas surinkau. Reikia patikrinti jo biopolariškumą. Roma, jie nori pasižiūrėti tavo biopolariškumą. Jo neigiamas biopolariškumas. Tavo neigiamas biopolariškumas. Nieko negaliu su juo padaryti, kol jis mane pasakys. Ko? Daktarelą padėkit. Nagi. Daktarelą padėkit. Šaunuolė, ačiū. Šauni moteris. Ir man duok ranką. Raktą duok. Štai jis. Su juo aš pakeisiu biopolariškumą. Viskas. Klausyk, jį tarsi ištraukė iš tavęs. Tarsi kažką paėmė. Ir įdėjo tiesiai tave. Turėtų palengvėti. Viską įdėjo. Man reikia jo auksinio skysčio. Kas tai? Šlapimas. Roma, dėl manęs. Prašau. Liaukitės. Kas čia vyksta? Ji gera daktarė. Ji gydo svarbius žmonės. Duok man laiko ir viską aš tau papasakosiu. Dabar turiu problemų. Roma, sugrįž. Ji brangiai kainuoja. Galiu jam atjungti kanalą. Ką? Ir viso gero. Ne, nereikia. Gerai. Say
Kur mano dantų šepetukas? Nusipirkau savo naują dantų šepetuką. Prie jo specialiai nusipirkau stiklinę. Pasistačiau šalia. Dabar stiklinė yra, o dantų šepetuko nėra. Nežinau. Nieko baisaus. Ne piniguose laimė, tai smulkmena, nusipirksiu naują šepetuką. Naują butą. O tu tiesiog kitą kartą paklausk. Ar galima aš indus sudeginsiu? Kodėl? Paaiškink man. Kodėl tas Mauglis mėto plaktuką į brangias vazas? Kodėl jis įsiuoja į gėlių vazonus? Gal jis katinas? Nes jis visą tai daro specialiai. Jis specialiai paišo ant mano baldų. Specialiai gadina mano marškinius. Stato barikadas iš brangių daiktų. Iš mano daiktų. O tu tuo tarpu elgiesi tarsi nieko nebūtų. Aš skatinu sūnaus kūrybinę laisvę. Kūrybinę laisvę. O negalima tos kūrybinės laisvės skatinti už savo pinigus. Protestuoju. Barikados. Tegul vaikas dažniau televizorių žiūri. Kūrybinė laisvė. Valgysi? Žodžiu, aš tave myliu ir bėdoje nepaliksiu. Tiesiog tau reikia sukrėtimo. Kokio nors smūgio, supranti? Šoko. Kągi mėsa? Pirma eina. Antras. Ne, aš geriau apačioje palauksiu. Nereikia. Ne, čia Sparta. За знакомство. Už pažintį. Ir kuo aš tik nedirbau. Ir vyrėjau. Ir gazuotą vandenį iš Nalčiko vežiojau. Pridėt? Tai pridėk. Prašau atnešk akinius. Jie ten ant sofos gulia. Ir okeanariume dirbau. Girdi? Ryklių šėriau. Taip, kad laidų vedėjų ne iš karto tapau. Aš tikrai labai bijojau pas tave važiuoti. Išgerkim.
Вкусно. Skanu. Bon appetit. Merci beaucoup. Мама тоже очень Mama irgi labai skaniai gamindavo mėsą. O ką ji dabar veikia? Мама больше... Mamos nebėra. Я, ты, Варик, ты, Фель, уже все равно... Мама говорила... Mama sakė, kad tu liesas. Buvau liesas. А сейчас O dabar Работа сидеть. darbas sėdimas. влюблен? Ką nors myli? Можно и так сказать. Galima ir taip sakyti. Koks vardas? Саша, Saša. Че, парень? Vaikinas? а по сапатке? Gal nori per nosį? Я ж тебе не Aš dar порол. tavęs nepėriau. Кто отец ребенка? O kas vaiko tėvas? Да тоже медуза. Irgi medūzą su kriauklėmis iš jūros nešė. O paskui dingo. Вина? Vyno? Хочешь мороженого? Nori ledų. Арбуз? Arbūzų. Можем поехать. Galim važiuoti į japonų restoraną. Суши. Sušių. Терияки, пробуй. Terijaki ragavai? Что хочешь? Ko norėtum? Что-то мы загрустили. Labai liūdnai mes čia. Сейчас. Поставлю тебе Tuoj paleisiu кое-что kai ką amžino. вечное. Это наш ответ. Tai mūsų atsakymas depešmodams. Я не вижу вас. Nematau jūsų rankų. Каждую ночь ты сидишь у окна, перемещая звезды. Каждую ночь тебе не до сна. Все это так серьезно. Нажми на кнопку, получишь результат, и твоя мечта осуществится. Нажми на кнопку, но что же ты не рад, тебе больше не к чему стремиться. Девять, восемь. 9826 9013. Ну, Кеша в угол. Keša to į kampastos. Už ką? Už huliganizmą. Ножку вы. Kojytės aukščiau. Извините. Atleiskite. Здрасте. Sveiki. Куда мальчика положить? Kur berniuką padėti? Проблема море. Море. Jūra problemų. Viską viena. Viena repetuoju, viena treniruoju. Laukia labai rimtas renginys. Iš ministerijos atvažiuos. Nevski, gaudyk kalaviją. Užjaučiu. Pasiuskas. Berniukas. Mažiukas toks. Sunienas. Negaliu be dokumentų, negaliu. Ну, он
беженец. Bet jis bėglys. У него во Per время potvynį jo namas sudegė iki pamatų. сгорел дотла. А родители... O tėvai pirštus nusidėlino jo dokumentų griuvėsiuose ieškodami. Документы его в зале ищут. Хватит, все. Gana viskas. Унитазы нужны. Unitazų reikia paruošiamojų grupiai. Padėsit? Taip. Ir unitazai, ir veidrodžiai šokių salėje. Viskas bus. Berniukas priimtas. Ačiū Jums. Он мне такой... Jis toks visas į Jūs. Извините, а посильнее. Atleiskit, daugiau nėra. Рома, Рома! Roma, tu mano mažoji piratė. Nori Romo? А что ты такой счастливый? O kuo toks laimingas? Gera nuotaika ir tiek. Aleksandra Rustamovna. Paskui negalima. Geriau dabar. Pardon? Kalbėk. Все? Viskas. Aš per 2 žingsnius nuo paslapties atskleidimo. Kokios paslapties? Pamenat tą mergaitę iš Krasnodaro, kurios tėtis įžymus? Taip, ir ką? Tai štai, mes suradom jos numerį, kai jie skambino mums į radiją. Jis užregistruotas Alionos Frolovos vardu. Tai ką, man jai dabar už telefoną sumokėti nesuprantu? Ne, nereikia. Matot, koks reikalas. Ta pavardė buvo užsakyti 2 bilietai Krasnodaras, Maskva. Suaugusiam ir vaikui.
И что? Ir ką? Mūsų įžymos tėtušis gali būti dar ir įžymus senelis. Какой интересный. Koks įdomus posūkis. Būtent. Įdomus posūkis. Žodžiu, jei dabar Maskvoje. Manau, kad po keleto dienelių aš jums pasakysiu to žvaigždės vardą. Atleiskit. Sveiki, man reikia Romos. Roma, 2 minutės iki 4. Что вы стоите? Идите, Ko stovite? разберите эту новость. Eikite ir praneškite čia žinią. Я тебя... Matau tave. Kas čia? Алло. Alio, Romanai. Мне срочно. Man skubiai jūsų reikia. Kodėl slėpėte, kad jūsų berniukas taip moka? Ar matėte jo rankas? Jos tam sukurtos. Jis visus drasko į skutus. Mes verkime kruvinomis ašaromis. Jis pralenkė patį save. Skubiai atvažiuokite. Nedelsiant. Немедленно. Nedelsiant pas mane. Sužavėjo jis mane. Sužavėjo. Aš tai iš vis prieš. Čia kažkokia magija. Это какая-то... Čia tikra magija. O jūs patys su juo žaidėt? Štai, jis genijus. Dievas. Bravo. Bravo. Mes išvesim iš proto auditoriją. Jūs turite leisti berniukui dalyvauti konkurse. Aš sutinku. Labai gerai. Dievas. Mes paverksim auditoriją. Aš matau šešėlius. Eik, tuoj. Eik, eik. Supratai? Aš bijau. Eik. Pats eik. Eik, ten tavo sūnus. Tavo anūkas. Senelė. Pauzę paspausk. Kas tau riestainėlė? Kokie dar šešėliai? Tu čia Piteriu Penu apsimetė? Senelė. O tu buvai kare? Ne, aš partizanu dirbau. Senelė, po mano lova nieko nėra. Po tavo lova nieko nėra. Ar tikrai? Tikrai. Pasižiūrėk. Tavo lova vientisa. Kas po ją gali palysti? Senelė, pasak man pasaką. Сказка Pasaka про чешуйку. apie žvynelį ir spiruoklę. Однажды Kartą spiruoklė sėdėjo ant vonios krašto ir jautėsi labai vieniša. Она увидела Ji pamatė šalia save žvynelį ir paklausė, и сказала: "Ну ты как?" kaip tu žvynelė? Чешуйка ей ответила: O tas jie atsakė, "Нормально." normaliai. И они подружились. Jie susidraugavo Начали вместе сидеть. ir pradėjo kartu sėdėti ant vonios krašto, Пока их kol jų abiejų nenuplovė vandeniu. Деда, ты придешь на Ateisi rytmetėlį pasižiūrėti, kaip aš groju. приду. Ateisiu. Правда? Tikrai? Правда? Tikrai. Очень. Rimtai? Rimtai. Я тебе хочу кое-что. Noriu tau pasakyti vieną dalyką. Į ausį.
Я тоже тебя люблю. Aš irgi tave myliu. Хочешь тебе... Noriu lopšinę padainuosiu. Taip, Ложись. atsigulk. В темную ночь ты сидишь в окне, передвигая звезды. В темную ночь ты сидишь у окна, что это так серьезно? Да, алло. Taip, klausau. Aš būriau iš kavos tirščių ir jie man viską parodė. Nesupratau? Saša, pasiruošk, skaudės. Готово. Pasiruošusi. Dviejose puodukuose matosi moteris, jauna, stora lūpė. Я так и знала. Taip ir žinojau, čia dar ne viskas. В смысле? Kaip tai? Ji ne viena. Не поняла. Nesupratau. Supras kaip nori, bet ten dar ir mažas berniukas. Raudons kruostis, didžia akis. Tirščiai rodo, kad ūsus nešioja. Gal visgi atjungsiu jam kanalą? Aš pagalvosiu. Gera, tu moteris, Saša. Aš tave išvalysiu ir burną tavo išvalysiu. Здравствуйте. Sveiki. Здрасте. Sveiki. Это Рома? Ten Roma? Рома. Roma. Он в душе? Jis duše? В душе. Duše. Позвать? Pakviesti? Кого позвать? Ką pakviesti? Рому. Roma? А нет, не надо. Ne, nereikia. Не надо. Nereikia. Передайте ему. Perduokite jam. Хорошо. Gerai. Тебе передали? Tau atnešė. Kas tavęs prašė duris atidaryti? Tu idiotė? Idiotė. Собирай вещи, ты... Susirink daiktus, tu atleistas. Paaiškink. Ищи новое место. Pasieškok naujos darbo vietos, kad išlaikytum savo meilužę. Apie ką tu kalbi? Manai, ta mergina mano meilužė? Ne. Это, наверное... Tai turbūt tavo sesuo. Tai mano dukra. А мальчик, O наверное... berniukas turbūt tavo anūkas. Taip. Mano anūkas. Ko tu pašokai? O ko tu atėjai? Ko tu pašokai? Ko tu atėjai? Ты же даже не Tugi извиняться neatsiprašinėti atėjai. пришел. Tu stovi ir tyčiuosi. Saša, paklausyk. Ji rimtai gali būti mano dukra. Dabar jau gali būti. Laukiu DNR tyrimo atsakymų. Kai būčiau gavęs, būčiau iš karto pasakęs. Tai ta pati mergina iš Krasnodaro, kuri paskambino į tiesioginį eterį. Taip, kad tas įžymusis tėtis esu aš. Juk matei mažąjį. Jis kaip du vandens lašai mane panašus. Но мне в этой ситуации... O ką man daryti šitoje situacijoje? Maniau, mes galėsim jokių mes. Никаких мы. Jokių mes? Ты. Tu. Это твоя Čia проблема. tavo bėda. Вот ты ее Štai ir spręsk ją. Saša, juk tarp mudviejų jau nėra. Есть они, Yra jos, есть я. esu aš.
Выбирай. Rinkis. Все. Viskas. Алло, Alio, ну как дела? kaip reikalai? Они ушли. Jie išėjo. Я понимаю, почему. Suprantu, kodėl jie taip pasielgė. Они любят тебя. Jie tave myli ir nori, kad to viskas būtų gerai. И я люблю тебя. Aš myliu tave, Roma. И очень хочу. Ir labai noriu, kad mums viskas pasisektų. Я даже могу... Aš netgi galiu patikėti, jog tai tavo dukra ir anūkas. Но об этом не обязательно. Bet apie tai nebūtina šaukti prie kiekvieno kampo, supranti? Мы договоримся. Mes su jais susitarsime. Будем платить Mokėsime tam tikrą sumą. сумму, и им Ir jiems bus gerai ir mums. Саша, Saša, ką tu čia paistai? Ром, посмотри. Roma, pažvelk tiesiai į akis. Ты не отец. Tu ne tėvas ir juo labiau nesenelis. Ты привык... Tu įpratęs gyventi kitaip. Saša, Не надо портить. nereikia gadinti gyvenimo nei jiems, nei savo. Saša, Завтра в эфире rytoj мобильный. tiesioginėme eteryje mes pranešime apie vestuves. Prašau pasiruošk. Viskas prasideda nuo meilės. Nuo meilės. Aš tiksliai tą žinau. Viskas. Netgi neapykanta yra amžina meilės sesuo. Viskas prasideda nuo meilės. Svajonė, baimė, žaryje ir ugnis. Tragedija, ilgesys ir ryžtas. Viskas prasideda nuo meilės. O senelis ateis į mano pasirodymą? Ne, jis darbe. Есть зарядка для телефона? Turite telefono kroviklį? Ne, mašinų palikau. Полина? Polina. Polina? Šaunuolė. Pas mamą? Visiems ramiai. Ateina Frida. Taip. Eduardai, tu kitas. O jūs ruoškitės. Kasgi čia? Nevskis be karto liko.
Морозова. Морозова, Симонова, Ельгор Настаєва. Čia Black to White. Laida su juoduoju pipiru. Jūs klausotės Radio Energy. Ir šiandien pas mus labai neįprastas eteris. Taip, šiandien pas mus svečiuose mūsų kolega, laidų vedėjas Romanas Sokolovas. Bet jis ne vienas. Kartu su juo generalinė mūsų radio stoties direktorė, mecenatė ir visuomenės veikėja Saša Rustamovna Iljasova. Ir šiandien jie kartu neatsitiktinai. Kągi draugai, nuo ko pradėsim? Roman, pradėkim nuo tavęs. Taip, iš ties reikėtų pradėti nuo manęs, nes aš turiu pranešimą, kuris susijęs su mano gražiaja pakeleive. Šaunuolis. Dabar jūsų eilė. Pagaliau aš pasirengęs suimti save į rankas ir sudėti visus taškus ant į. Taškus ant į, atleiskite. O aš su tarpu primenu, kad viskas, ką jūs dabar girdite, vyksta tiesioginėme eteryje. Saša. Aš renkuosi juos. Nesupratau. Vestuvių nebus. Vestuvių nebus, nes negaliu būti su žmogumi, kuris negali priimti manęs tokio, koks esu. Ir aš bijau tavęs. Ir mūsų beprotiškų susitikimų, kurie nuolat svyruoja ties mirties riba. Aš bijau šokti su parašiutu, nes bijau aukščio. Aš tik vaikinas. Galbūt ir senstu, bet man reikia ramybės. Paprasto šeimyninio jaukumo. Todėl aš renkuosi juos. Draugai, regis tai buvo labiausiai nenuspėjamas epizodas Radio Energy eteryje. Noriu paskelbti pranešimą. Aš Romanas Sokolovas. Ir aš turiu dukrą. Mergina, kuris skambino iš Krasnodaro. Mano dukra. O ji turi sūnų. Jis mano anūkas. Taigi aš senelis. Ir jeigu ji manęs klausosi, noriu pasakyti, kad aš jūs myliu. Ir labai stipriai noriu būti su savo šeima. Tikras gyvenimas. Stop. Kažkas mums paskambino. Paklausykime. Kalbėkite, jūs tiesioginėme eteryje. Alio. Tėti. Dima dingo. Alio. Liova, sveikas. Dima pas tave? Dima dingo. Maksimai. Bėgam greičiau. Ilgai aiškint. Būsiu po valandos. Mažas. Guvus. Nesuprantu, gal galite konkrečiau? Ūgis 116 cm. Svoris 17 kg. Lengvasis pas mus. Plaukai tiesus, rusvi. Kaip mano. Irgi šiaušiasi. Jis dar naktimis vaikšto. Štai taip. Kaip? Štai taip. Lunatikas. Nesijaudykite, atsiras. Vaikai gi protingesni už suaugusius. Žinau, aš juk senelis. Aš irgi senelis.
Давай-ка, дядя Юра, разворачивай. Dėdė Jūra, apsuk mašiną. O, niekšelis. Ты куда пропал? Kur tu buvai dingęs? Pas senelį, viešpatį. Džiaugiuosi tave matydamas. Aš taip pat. Tau viskas gerai. Man viskas gerai. O kaip radijuje? Radijoje viskas puiku. Patys aukščiausi reitingai dėl tavo nuoširdaus prisipažinimo. O kaip šitas sukčius? Tavęs nenuskriaudė. Laikrodį išlošė. Atiduok. Atiduok. Žodžiu, aš myliu tave. Ir niekur neišeisiu. Ir niekur tavęs neišleisiu. Išeina, kad aš dabar močiutė? Graži. Atsirado. O mes bėgiojam, ieškom. Šok. Tau laiškas. Koks laiškas? Kaip tai koks? Rezultatai. Vaikai. Einam lėktuvėlių leisti. Nesupratau. Pokštas? Eime, eime. Roma, tu sveikas? Aš esu Romanas Sokolovas. Ne klerkas, ne tolimųjų reisų vairuotojas. Ir gal ne pats geriausias laidų vedėjas pasaulyje. Ir tai visai nesvarbu. Svarbu tai, kad mane myli. Svarbu, kad šalia manęs mano mylima šeima. Man 35. Aš senelis. Ir tai jėga.